Mane kabino Eugenijus Ostapenko. O tai jisai tave fiziškai lietė? Jis mane bandė pabučiuoti kaklą. Viktorai Pirkov, gali parodyti, ką darė Eugenijus Ostapenko ant Arūno Garšvaus? Nu jisai tipo, bet tu pasitrauk. Veido. Ką tu šitą darai? Taip? Bandžiau pabučiuoti, bet neleidai ir aš gerbiu tavo pasirinkimą. Sveiki, atvykę laidą, žinau, kad meluoja, ačiū Jums, kad įsijungėt savo ekranus. O šiandien turim nuostabų sąstatą, tiesiog įspūdingą ir pirmasis šios komandos kapitonas. Dabar jis toks stiprus, kad galėtų pasmaukti tikrą žąsį, o ne tą, kurios nuotrauka plaukia Discord'e. Tai Emilis Abrūnas. Su savo veidu jis gali atrakinti ne tik savo, bet ir Šimašiaus telefoną. Tai Viktoras Balikovas. Mūsų naujoji dalyvė, ji baigia Mykolo Riomerio universitetą. Tai aišku, kad jos darbas yra tiktokas. Tai Eimantė! Na, o kitos komandos kapitonas. Jis dirba radijo stoty. Kai paklausiau, kiek klausytojų dažniausiai jo klausosi, jis sakė M1. Tai Paulius Vaitiekūnas! Na, o jam talkins stipriausias Lietuvos komikas ir juokingiausias Lietuvos apsauginis. Tai Arūnas Garšva. Ji kilusi iš medžio drožėjų šeimos. Ji kaip Pinokis, tik pasieno melo nenosis, o pėdos ilgėja. Tai Vytas Žyma. Na ir prieš pradedant žaisti žaidimą, aš greitai paaiškinsiu taisyklės. Tai kiekvienas iš šių žaidėjų turi po 2 korteles priešai save. Toje kortelėje yra užrašytas arba teisingas dalykas apie juos, arba neteisingas. Kitos komandos tikslas yra išsiaiškinti, ar žaidėjas sako tiesą, ar visgi jis meluoja. Dėkojame mūsų partneriui Gubernija Nealkoholinis, kad jų gardus nealkoholiniai gėrimai laidos metu atgaivina tiek mane, tiek ir šios laidos dalyvius. Ar ragavote Guberniją nealkoholinį radlerį? Tai šviežių citrusų aromato, natūraliai rausvos spalvos, sultingų apelsinų skonio bei praturtintas vitaminais. Rekomenduoju Guberniją nealkoholinis. Na, Emili, pažiūrėsim, ar tau seksis gerai meluoti. Emili Kūvai, plojimai jam! Esu daręs tėvystės nustatymo testą. Taip, dėl ko? Nu, norėjau sužinot, kaip sakant, ar aš tos abominacijos savininkas. Ar buvai? Nebuvau. Komanda, ką manom? Nu tai gerai. Palatai, jau tas vaikas gimęs buvo ar dar iščiose, nes galima ir taip nusipirkti. Jis pagimdytas buvo. Tu turi omeny, kad tu Jis išlindo, aš žinai, kaip kūdikiukas lenda. Išlindo. Jeigu galėtum atkartot tiksliai. Ar jis buvo panašus, turėjo ūsus kažkokį dar kitą dalyką? Ūsus. Su tais, kur fotkina. Šiaip, jis gimė energingas, tikrai, žinok, energijos daug turėjo, klikė, šviegė. O tu gimdyme buvai? Aš mačiau viską, jo. Okay. Ar jisai norėjo išpisti mašinos išmetamą į vamzdį? Ne, jisai nenorėjo, bet aš buvau gimdyme, aš pats padėjau, žinai, tą galvytę prilaikiau. Šiaip šlykštus reikalas, blemba, ten kraujai, ektoplazma. O virkštelė, jau į virkštelę? Virkštelės nekirpau, ne. Kokiom aplinkybėm tu padėjai galvą laikyti, nu, tipo? Nesupranti, kas yra, jis kaip tavo galva turėjo, žinok, kūdikis su tavo galva, milžiška galva. Milž sabonio kaukolė, blemba, buvo. Ir net Paulius galva tikrai didelė. Milžiška. Ir tas kakliukas plonas, žinai, kai jis išlindo, nu tai aš ten, žinai, kažkaip palaikiau į tarp tą savo rankyčių, žinai, paglamanėjau tą kūdikėlį. Kada čia buvo? Čia buvo prieš 2 savaitės. Tai gerai. Palauk. Bet tai tu dabar laikinai nevaisingas esi. O, tu patikėk, aš dar patikėk. Prieš 9 mėnesius galbūt ir buvo vaisingas. Gerai, o kodėl tu nepasidarai testo prieš gimstant vaikui, o turėjai pamatyti pirmą? Ne, aš pradžiugau, kad bus mano vaikas. Ir kas, tipo, iltis pradėjo aukti, kad... Ne, man kažkaip įtartinai pasirodė, žinai, nes, tipo, gimė tas kūdikėlis, žinai, aš čia įsakau, žinai, blėt, sakau, mane biškai panašus, ne. Ir tokie, nu ne, gal nelabai. Čia panai kažkokie, ne? Jo, pana, karadžiu. O vardas panašus? Aš nebepamint, žinok. Prieš 2 savaitės. Mes ten 2 kartus pabuvom. Atėjai gimdyti, bet tipo...
Ten one night O kada standas tu buvo, su ja ten buvo one night pasikalbėjai? standas, ten buvo one night standas. Aš su- Kuris buvo prieš mėnesį, ne? Aš čia daug laiko, ne, aš čia daug laiko atgal buvau pasimylėjęs. Tai ankstukas buvo, Emilė. Tai Ne, blėt, buvo seniau, tai vaikas... Tiesiog abortą laikė. Vaikas 9 mėnesius bręsta, kol išlenda į Jisai blemą. ne, jisai savo spermą tiesiog laikė. Vaikas 9, kiek vyto laiko vaikas į išės auga. 9 mėnesiukai, kol išlenda. Gali užtekti ir 6. Bet ten buvo 9 mėnesiai. Aha. Tai aš su ja prieš 9 mėnesius, one night standas buvo. Meluoja. Ne. Ir pasirodo, kad aš ją užveršiau, nežinodamas, pats netyčia. Užveršiau, jin man nieko nesakė. Laukia, kol pilvas įsipūtė pilvas, tada man jau rašinėti pradėjo, žinai, ten, o, čia tipo, čia komikas, blėti žymus, dabar man babkis turėsi mokėti, žinai, kad tą kūdikėlį išlaikyti. Nu, prigavo man į spastus, karoči. Nes jin tokia smirdukė buvo, žinai, iš nepasiturinčių Tai kaip tau ir patinka? Aš turėjau iš karto įtarti, žinai, kad bus, kad norės. Taip apie savo vaikų motiną. Tai gerai, galimai. Tai tu atlikai tą testą ar ne? Dariaus tą testą. Jisai COVID testą darė. Nes aš sakau, aš tada... Parodė laimo lygą, bet... Ne, aš tada pasidariau ir, blėt, žiūri, ne, aš tėvas. Tada šiai pradėjau pysprotą, žinai, sakau, su kuo tu čia tik tavi kažkas kits užveršiavo. Bet jam tas testas parodė ne tu. Bet man patinka, tu kalbi, lyg būtum tavo galbos personažas. Tai gal, aš užveršiau. Bet, bleba, šiaip Emilija istorijai trūksta vaizdingumo tokio, kur visada būna. Ten jeigu žiūrkė, tai kokia, blėt, kiek svėrė, žinai. Gerai, galiu pasakyti, kiek tą paną svėrė. Bet tu vardo nežinai, blėt, tipo... Gerai, pasakys tą vardą, nenorėjau viešai sakyti, blėt. Nu tai užpipins. Užpypins, jeigu ką. Raminta. Raminta. Kokia pavardė? Jackūnaitė. Raminta Jackūnaitė. Jo. Beno jos kūnas sesė galbūt. Ne. Raminta Jackūnaitė. Kur gimdė ar kur gimė? Kur gimdė, Raminta Jackūnaitė. O berniukas ar mergaitė gimė? Tu pamatytum tą mutaciją, tu net nesuprastum pati, žinok, aš nežinau, kas ten buvo, ar berniukas ar mergaitė. O vardą davėt ar ne? Mėsos gabalui? Ne, tai aš ten, žinok, aš jau net prie tų procedūrų vardų davimo, tai Ten buvo prisidėjau. gubernija vardas. Aš ten nenorėjau prisidėti. Pasakyk dėl babkių gubernija, kad savo dukrą pavadinai, mes dar Gerai, dėjau vardą gubernija, nusilemė gubernija. Ir jeigu man gims... Gerai, tai gal galim atsakinėti. Aš manau, kad linksiu link tiesos, kaip jūs, Hebra. Aš manau, kad melas, Absoliutus žinokit, melas. nežinau. Melas. Tikrasis kapitonas komandos. Tikrai, bet tikrai... Bet jeigu tai bus tiesa, aš Emilį... Ble, čia bus Ta prasme. kažkaip nežinau. Jo. Dar karočiui nepabaigiau, sakyti. Dar nepabaigiau. Ble, bet kai tu tai pasakai, tiesa būna. Kai sužinojau, kad ne aš tėvas, karočiui. Kai sužinojau, kad ne aš tėvas, aš iš karto pasiažinai, pradėjau įpys protą, žinai, kad, tipo, kad, nu, sakau, ble, tai tave kažkas kits užveršiavo, aš nemokėsiu tų pinigų, žinai, už tą kūdikį. Ir jis sako, nu, tai gerai, sako, nemokėsiu tų pinigų už tą kūdikį, tai man tada pačiai nereikia to kūdikį. Bet žinau, kad atrodo jos veidas, kad jį gimdė. Jūs tai vis atsiremti. Su kiekvienu sakiniu. Gerai, aš Ne, manau, o tai kas su kūdikiu? Kaip kur kūdikis dabar? Anglija. Jis yra bodė. Ne, jinai, karočiui, pirmiausia, ką padarė, jin sako, tipo, nenorėjo, žinai, atiduoti vaikų namus Lietuvoje, nes, tipo, nu, čia prasta sistema, vaikų namus čia Lietuvoje pizda galvoja, kad tam vaikų bus. Ale sugalvoja, kad gerą darbą padarys. Ką jin padarė? Nuvarė į Google, Dabar tas parašė vaikas tiesiog random, tik dainą nuvarė į Google, parašė random addresses, United Kingdom. Susigeneravo, tipo, surado, bet ten tikrai adresai. Susirado, įsitraukė random adresą Anglijai, nuvarė į Omnivą, į tą dėžę pakavo, įsiuntė į Angliją, na, dabar Lincolnshire gyvena. Dabar Lincolnshire gyvena gubernija. Jo. Gerai, Hebra, manom, kad melas. ar ne? Melas, Gerai. O, Emilio Kubai, pasakyk, tai buvo tiesa ar melas? Dar dadėsiu, karočius. Tas kūdikis žiauriai ankstyvai atrado Ir talentą. tai buvo melas! Emilio Kubai. nu gerai. Gerai, žiūrėsim, kaip seksis kitos komandos kapitonai, kuris yra Paulius Vaitekūnas, man labai mylimas žmogus. Paplojam jam labai stipriai, labai daug. Evaldas Jasaitis yra mano pusbrolis. Tu iš Joniškė. Joniškė, Jo. ne visi būna. Kodėl jis tavo pusbrolis? Tai įstikinęs? Nu nedarėm ten. Tėvystės tiesa. Nedarėt pusbrikų testą? Abiem tepinėlius paėmėm. Kaip sužinojai šitą, kad jis tavo pusbrikas? Nu senai žinai jau. Ble, aš kaip ir nuo gimimo žinojom. Nuo gimimo? Ja. Gimimo? Ja. Bet jūs, kad nelabai aš esu matęs jūs kartu.
Jūs jeigu pusbrikai rimti esate, tai blemba ir įtūsintumėt kartu, žinai, kartu su Olegu ten. Būtumėt pasigyrę, jo. Jis būtų pasakęs. Ne, mes neleisdavom daug laiko kartu, žinai. Tai... Ai, tai jūs nesat artimė, nesat geri draugai. Ne, nu, mes žinom, kad esam pusbroliai, bet nėra, kad ten labai bendrauti. Tai gerai, kaip jis gali būti tavo pusbrolis, jeigu tavo pavardė Vaitekūnas, o jo Jasaitis? Pala, Emilė, aš tai, karočiui, laikykis. Emilė, laikykis. Mane būna ir vyriška, tarkim, mane giminė būna kartais. No. Moteriška. Ne, bet čia du bahūrai. Jo, bet pusbrolis gali būti nuo mamos. Pavyzdžiui, brolis ir sesė turi vaikų, sesė pasiema Brolis vyrišką ir pavardę. sesė turi vaikų. Ne kartu. Pas mus taip nėra šeimai. Ne, būna gimsta berniukas ir mergaitė, ne? No. Blet, negaliu patikėti, kad aiškinu. Tada vyras turi pavardę, tarkim, Jasaitis, ne? O žiūrėk, moteris, ne? Jie būna, tarkim, jas apsiženė su Jasaičiu. Tai bus Jasaitė irgi. Tai dėl to ir sūnus turės kitokią pavardę. Mergautinė pavardė yra, egzistuoja toks. Ne, žiūrėk, jeigu Jasaitis ir jo popa irgi Jasaitė, tai vaikas bus Jasaitis, na. Žiūrėk, mano tėvas. Sunkiau neatrodo. Atneš klentą. Blet. Gerai, pizdu paleidžiam. Gerai, tarkim patikėsi jo, Jasaitis Vaitekūnas. Gerai, taip. Mano tėvas ir jo mama yra brolis ir sesė. O jūs mylit vienas kitą? Kaip pusbroliai. Ne, sakau, mes nebendravom, bet, mes, tipo, karts nuo karto susitikdavom, jeigu ten kažkoks didesnis giminės suvažiavimas, bet O šiaip kelintos eilės? pirma, tiesiogiai. Jo, mama ir mano tėvas yra brolis ir sesė. Esi praleidęs jo laiką. Vis tiek, jeigu Jo, aš su savo pusbroliais tiek esu intimių dalykų apturėjęs. Tikrai turėtum kažką būti turėjęs. Intimaus reikia? Kažką, kad tu prisimintum visam gyvenimui, su esi tikrai padaręs. Kad mes tai padarėm, ne, bet aš prisimenu, kaip jo tėvų ūkinis pastatas degė. Tai čia mūsų intimiausia akimirka, nes kol gesina, mes žaidėm tiesiog su mašinėlėm. Ir dar čia kas iš Joniškio publikai. Super. Blet. Yra. Vienas žmogus. Jo pusbrolis yra Ponas, Jasaitis, ar ne? atsistokite, jei galit. Oi, koks didelis. Ble, bičas iš Čečėnijos. Iš Saboniškių šitas. Jo pusbrolis Jasaitis ar ne? Jo. Ir kad daržinė degė čia, iš tikrųjų buvo. Ką Viktoras galvoja? Aš manau, kad degė. Ei, man, gal tu kažkokį turi... Manau, kad Ką tu? gal yra, gal nėra. Ta prasme, o jums nerūpi, kad jūs pusbroliai? Ne, mums pohui iš. Kažkokias kličkas viens kitam buvo uždėjo. Vaikystėje, tarkim. Pusbroliai viens kitam, tipo, ženė vadinau. O liūdėtum, jeigu mirtų jas? Jo, biški būtų gaila. O Nes dabar prasimušė biški. už 1000 eurų nužudytum Jasaitį? 10 000. Ne. 10 000. Aš 10 paėdžiu. Žinau, kaip prigaut. Koks Jasaičio tėvo vardas? Sygis. Net vienas neįtikinamiausių sygių buvo. Aš girdėjęs, bet... O žinai, kad Sygis iš kitos pusės irgi Sygis. Sygis saugumas, paėsiu. Nu čia rimta yra. Aš jau nebetremsiu šito. Kaip ir Samas. Samas irgi. Samas, jo. Kas dar? Samas iš Joniškio irgi. Otto. Ara. Gerai. Žinai, kad Aras iš kitos pusės Saras. Simis. Gerai. Chebra, kam tu? Močios koks vardas? Lina. Sygis ir Lina? Jo. Sesė Agnė. Sesė Agnė. Viską žino. Agnė. Šiaip gerai, Chebra, man reikia atsakyti, ką mes manom. Aš sakyčiau, kad melas. Melas. Aš manau, kad tiesa. Tu tiesa? Melas tiesa? Veskit pamazgom. Bet pamazgomų su G. Mes pamazgom. Tu nuo savo pečių nusimėti, tu kapitonus esi. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mes netrukus sugrįšim. 10. Tiesa! Melas. Pala. Dar nu, iš 3 kartų. Aš šiaip galvoju, kad tu skaičiuosi iki 10 ir pamiršiu, kokį skaičių. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Gerai, važiuojam toliau. Paulius Vaitekūnas iš tikrųjų nėra pusbroliai su Evaldu Jasaičiu. Pasižiūrėkim, kaip seksis mūsų žaviai naujokiai, kurios vardas yra Imantė. Paplomėje labai stipriai. Taip stipriai peršalau, kad prišikau į savo šortus. Paulius Vaitekūnas nežino, kas yra. Jūs girdėjote, kas sakė? Chebra, aš Čia žmogus taip stipriai peršta, kad vienas prišyko. Gerai, dabar va tokia bausmė, net nežinot, ką sakė, bet turit paklausti. Aš pasakysiu. Tai gerai, bet kada tai buvo?
spalvų. Ar tu dėl to laiminga, tipo? Ar aš laiminga? Jo. Ne. Okay. Tai buvo kažkur prieš kokius 5 metus. O kas, blėt, pasakyk. Bet jin vis dar šneka, lyg iš šortų būtų prisišyks. Taip, prieš 5 metus. Jie taip stipriai peršalo, kad prisišyko iš šortų. Nuo ko? Nuo Peršalimo? Nuo peršalimo? Blet, ką žinočiau. Tu peršalai, Wow. prišikai šortus. Taip. Bet nuo peršalimo. Ar buvo kažkas Ar tau papildomo? kažkas pasakė, kad tu prisišikai būtent nuo peršalimo? Buvo taip, buvo labai sunki naktis. Žodžiu, buvo labai sunki naktis, aš mėgojau lovai. Pradėjau kosėti ir su trečiu kosuliu. Su trečiu kosuliu. Čia kaip burtas, žinai. Kosė, ne iškosė. O su ketvirtu, su šešienu. Taip, ar jie Prieš 5 apsišyko? metus, o kiek tau metų dabar? 23. 23, tu 18 apsišikai. Normalu. O kur tu buvai tuo metu? Pas Lovoj. Net pas tėvus, kur tu gyvenai, barakė? Jo, pas tėvus. Pas tėvus. Mokykloje dar 12 klasė, nebuvai? Taip. O kaip ryte į mokyklą, ar tipo tėvai leido neprisišikai neik? Ne, kai sužinojo, kad prisišikau šortų, sakė, gal tu praleisi. Po to kartu Bet čia geriausias būdas nuo pamokų įsisukti. O tu, Tėti, aš sergu. o tau tas, tipo, Apsišiukau. apsišikimas labiau nuo plaučių, nuo gerklės. Nu tiesiog iškosėjo šūdą, kas yra. Ai, okei. Ar reikėjo pas daktarus važiuoti, ar tėvai sakė, pagerk per tusiną ir praeis? Zilionka patėpė. Aš šiaip niekam nesakiau apie tos šortus. Ar tėvai vadina? Ai, tu tėvam nesakei, bet dabar prieš visus pasakai. Okay. Tavo tėvai taip sužinojo. O kaip tave privertė tai jaustis? Nu, nemaloniai labai. Tu čia sensą darai, čia terapija kažkokia? Aš terapiją darau tiesiog. Ką kalbam? Ar nu, sako, gal klička tojtojus buvo tavo? Tavo kliška buvo tai tojus? Nebuvo, bet turbūt bus po šito. Ką toliau tu? Ar tu tiesiog nuėjai miegoti su tuo šūdu, ar nuėjai apsiplauti? Žodžiu, buvo Koks taip. veiksmų planas? Ir konsistencija šūdo dar labai svarbu. Aha, aš irgi norėčiau sužinoti. Tipo Ką aš- toks maždaug. Ar toks labiau Toks skistesnis. skistesnis? Į skystąją pusę. Tai labai smirdė turėjo. Nu jo, pachina normaliai. Čia net aš tokia nepasakyčiau, pakina. O liko viskas šortuose, ar šiek tiek išėjo į užribį? Ar buvo nuošalė? Kiek pamenu, aš to šortukus nusimoviau atsargiai, kad neišdrapstyčiau nieko. Čia tas pats, kas, blėt, šaltybaršis maišelė. Aišku, kad jūs pėks būt viskas. Ir tyliai nubėgau Bet toliau. šlapė buvo. Nu, kiek pamenu, subinė šlapė, jo. O šūdai šlapė? Čia kažkaip mislė atrodo. Nes sauso tai neiškosėsi. Šlapokiam. Šiaip gali. Sauso. Kaip įmanoma, garšai iškosytum. Iškosytum, jeigu Aš stiprus esi. Aš stiprus esi. Jeigu pohūras, iškosis. Ble, garšvai šautų kaip šovė. Sauganim. Unitazė skilėvlė. Taip, ar Aš nežinau, aš manau, kad čia turėtų garšva nuspręsti. Aš tai šiaip galvoju, kad čia tai tiesa iš tai gali būti. O daug šūdo buvo, ar ne? Mažai? Normaliai. Normaliai. Kilogramais pasakyti. Gramais. Normaliai. 500 gramų. Kol aš dar nepamenu, ar čia sakei, kodėl būtent dėl peršalimo? Nes kosėjau. Čia tiesiog kosimas. Ai, gerai. Čia taip nustatė daktaras Hausas nuvykus. Nu ką, aš žinau. Šalatinis, Tai pažiūrėjai tą šūdą toks, nu kosiai, mačiau, čia bus. Na, aš manau, kad tai yra melas. Bet šiaip Man čia tai tokia įmanoma. šikalė Man tai atrodo toks- biškė. Kakalas, makalas. Jo, kakė makė, ble. Ką matom? Nežinau, garšva. Aš tai galvoju, kad tiesa, žinai. Aš irgi galvoju, kad tai yra tiesa. Man, kad yra Nes toks pirmą kartą mergaitė atėjo ir iškart prisišikau į šortus, taip, žinai. Biškai sounds like kažką iš- per žiaurus. Jo, Ir plus tiktokerė, nu tikrai pasakojus per laivus ten, žinai. gali būti. Jo, ne. Ir čia šiaip normalu, apsišikti kelnes, taigi čia... Tu kai kalbė, atrodo, kad čia būtų rusiška karinė muzika. Apsišykti. Aš sporto salėje kas antrą dieną, ta prasme, pas mane netrusikai keičiasi. Aš manau, kad tiesa. Aš- Aš galvoju tiesa. čia. Biliama, vis dėlto Man tai manau, tiesa, ar ne? kad tiesa. Gerai. Kaip tu galvoji, Vyta? Aš manau, kad melas, bet kadangi dauguma, tai... Man, Ir aš plus moteris, tai man Jo, balsas jo, aš neskaito. gerai Gerai. sakyti. Kaitas, tavo balsas. Tai mes sakom, Nu tiesa, tiesa. Paulius Vaitekūno komanda galvoja, kad Eimantė iš tikrųjų apsišyko. Pasakyk, Eimantė, kaip buvo iš tiesų?
Aš prisišikau. Wow. Senų šikalių neapgausi, žinai. Bet čia šiaip nėra gerai, kad... Čia jūs lengvai suvokėt. Jo. Šunuoliai, man tai labai už atvirumą, ačiū labai puikiai. Emilė, likęs kažkoks kvapas, tipo. Šunuoliai, man tai dar kartelį, o dabar Arūno Garšuos eilė. Važiuojam. Dirbau privačių detektyvų. Komisaras Reksas. Jamesas Bachas. Turėjai tą lūpą, kur nešiau. Ką tu reiškia? Pa vieną šiek tiek, man tai pradėk. Man reikėjo išsiaiškinti, ar mano draugelio Boba buvo neištikima mano draugeliui. Okay. Sekei tą bobą? Jo. Draugeliu. Jo. O kaip tu buvai nematomas jai? Jo, kaip tu slėpdavais? Tu vaikščiai su ploščium? Jo, su juodu trikotu kaip pilnu ir badu su Ne, Mėgdavai ir iš už kampą taip vis laik žiūrėdavai? ne, tai labai paprasta, sek žmogus. Nežinot, kai žmogus sek, tai čia paprasta labai. Eini už nugaras ir viskas. Ne, nu tai tu palaikai švilpauji. atstumą visą laiką. Jeigu kažkur kažką nutipo, svarbiausia, neit kampais, žinai, visą laiką būt minioj. Kaip tu atrodai, kokia pranga tavo buvo? Mano pranga, nu kaip visą laiką. Nu ką, džinsiukai, maikui. Prieš kiek laiko? Bim bam. Čia buvo... Kažkokius 6 metus gal. Tai tau buvo koks 15. 15 metų privatus Ne, detektyvas. palauk, aš paskaičiuosiu, palauk. Čia rinko tas socialinės valandas mokyklos. Ne, man buvo 18 metų. Nu, tai čia kiek, 5-6 metų gal. Nu. O tu tai pagal darbo sutartį dirbai, ar kaip tu sumokė? Ne, nu aš taip, čia nėra, kad dirbau, suprantate, aš paskui man sumokėjo pinigus už tai, ir viskas. Tai gerai. Tau Tai nebuvo tiesiog juodais. oficialus mano darbas. Tai buvo neoficialus darbas, kur tau sumokėjo be jokių faktūrų ir be jokių mokesčių, ne? Už tokius darbus nelabai moki, Vyto. Tau tada 18 metukų yra. Tavo draugeliam visiems, kaip spėjai, irgi turėtų būti po nedaug labai metų. Kas tu bus? Kas ten pas tave per draugelis buvo ir kas ten per paną ir kiek jie metų? Nu, ten draugelis lochas pas mane toks buvo žodžiu, supranti. Ir aš jam padėjau tik dėl to, jis pas mane paprašė pagalbos dėl to, kad aš turėjau teisės. Aš buvau pirmas buchūras, karočią rajone, kuris turėjo teisės ir mašiną, supranti. Ir jo pana išvažiavo į miestą ir jisai labai smarkiai tarinėjo. Tai pasako, blema, čia aš galvoju, tą, gal tu Runsi gali man padėti. Ir aš tą sėkimą dariau ne pats vienas, jis visą laiką buvo su manimi, jis važinėjo su manimi mašinai, bet kai reikėdavo kažkur nueiti, eidavau aš. Tu tiesiog taksioras buvai draugelį. Ne, jisai sėdėdavo, Pirmas baudas aš pračiai eidavau ir viskas. Jeigu nepakvies, ir neidavau ten, nežinau, kokie labyrą, tai aš eidavau į labyrą. Jeigu neidavau ten į vieną mešą, manęs neįleisdavo, aš neidavau. Tai tu tiesiog, tu praktiškai tusinai tiesiog. Aš realiai, nu šiaip jo, biškai ten vieną kitą šotuką išgeriu, nevairavau tada, bet... O gerai, tai tu įeini Aną Mėšą, tu neįeini, kas tada būna? Ne, jinai netokia gražiai, kad įeitų Aną O tu Mėšą. bandė apsauginiam pasakyti, nu blemba, hebra, aš privatus detektyvas. 18 metų bachūras, tai nelabai. Taip, žingsnelė. Šiaip jėkingai garso prieito, aš privatus detektyvas. Moksleivio pažymėjimą. Kaip neįgaliukas, koks į tą pažymėjimą paperinį parodo. Kiek laiko truko tas sėkimas? Visą naktį. Visą naktį ir paskui... Vieną naktį? Mes išvažiavam kokią 8 ir paskui grįžom 12 dienos, nes mes dar mėgojom mieste prie ugniagesių gelbimo stoties. Laukėt jos? Ne, mes pripisom mašinai paskui. Okay. Nes jis tipo užsipiso, aš irgi tipo... O ta pana iš tikro kažką darė, sekė, prigavot jūs ją? Ne, ne, viskas ten buvo tvarkoje, tik jisai ten pavydus toks. Jis labai buvo pavydus. O ta pana po to sužinojo, kad jie sekiojat? Ne. Dabar sužinos turbūt, bet jie turbūt išsiskyrė. Išsiskyrė, ne? Galiausiai. Skambai, Tas tavo draugelis paranojikas, toksai šiaip, blemba, rudaminai, žinok, ten tokios dviženės vykdavo jau. Bet čia ne tik, čia ne rudaminai, čia mieste buvo, nu aš mieste sakiau. Ne, bet jisai buvo iš rudaminas tas draugelis. Jo. Oi, Aš tai šiaip manau, kad nesiekiais. sakai, nes. Tai man tai kaip tu manai? Jis nebent nuo jos lepės, pažiūrėk. Labai daug detalių šitoje istorijoje. Man irgi detalės labai prie gaisrinės, kad mėgojo ir pripysė mašinai. Tu prieini prie bato Tai ten dar kita istorija buvo pagaisnis, aš galiu papasakoti, norit? Papasakok. Karočiui mėgamės. Toj Šalta mašinai. pasidarė, ne? Ne, ir belia kaip. Ne, tam draugelį vis tiek nenuskyla, iš norėjo susižinoti, ar jo pana jį išdavinėja, bet su tavim per mėgo turėjo. Ne, tai neišdavinėjo, tai finaliai negrįžo namo ir mes tiesiog pripisom prie gaisrinės. Nu ir kas tai buvo, kaip pripisat? Karočiui mėgamės toj mašinai. Belia kaip šaltam pasidarė ryte, ten, žinai. Kabin sako, kad reikia. Ne, nereikia, neapsikabinau aš jo, čia jokių tomišiškų dalykų nėra, čia žinokit. Aš galėjau mašiną ir aš prasimirkiu nuo kažkokio garso, karočiui, aš atsikeliu, matau, pravažiuoja vieną gaisrinės mašiną, pries atsimirkiu kitą mašiną, pravažiuoja 2 mašinas gaisrinės ir aš dar nežinau, kad ten yra stotelė, nes ta stotelė buvo už, karočiui, tokio miško parko. Nu, ir paskui aš vėl užmėgau, galvoju, nu, pizdu, dega, tegul dega kažkas, žinai.
Miegu, man kažkas beldenasi į langą, aš atsikeliu ir policija stovi. 2 pareigūnai. Vienas jaunas geras, kitas, senas blogas, žodžiu, žinai. Ir jisai sako, lipk Dar iš kitaip mašinos. žinomas, kaip gali pasakyti, mientas. Jo. Ir aš jai sako, lipk iš mašinos, aš išlipau iš mašinos, mano draugelis nesikėlė, jisai komunis visiškas, kročiai. Jis man pradėjo rodyti ir aš atvažiavau tenais naktį ir ten buvo netoli ežeriukas prie to vis gaisrinės tos stoties. Ir aplinkų mašina buvo pilna švirkštų, na. Visur pilna švirkštų buvo, mane pradėjo kažką įtarinėti, sako, čia daryk bagažinę. Aš jau peršykęs, žinai, tipo, nes aš jau, ten galvoju viskas, mane suėmus dar girtas mašinai, guliu miegu, atidariau bagažinį, viską ištikrinau, jie išvažiavo finale. Ir aš paskui pradėjau galvoti, iš kur čia gali būti, šitie policija atvažiavo, čia, žinai, iš kur. Ir aš paskui pamačiau, kad jinai gelbėtojų stotis, aš nuėjau iki jos ir vienas iš gelbėtojų tų stočių darbuotojų paskambino policijai, nes galvoju, kad mes ten narkašinamės, nes pasirodo, toje vietoje labai dažnai žmonės narkašinasi. Melas. Melas. Gerai, kaip man reikia Aš manau, atsakyti. kad melas. Man, kad melas, Emilė? Ką, Emilė? Tai gerai, aš tu. Moteris. Ką apsišykėlė? Ką tu? Ei, come on, vyrai. Gerai. Tiesa. Bet šiaip realiai smagu sek žmogų, aš galiu pasakyti, realiai žiauriai smagu sek žmogų. Žinok, tik šūdai yra daręs, bet pizdu dabar. Sako žmogus, drošino vištydį, žinai. Kodėl neslėp? Sakė, kad jis... Nu mane sunku paslėpti, žinai, dabar truputį. Gerai, melas. Melas, manote, kad tai yra melas, Arūnai Garšva, pasakyk, nes neįmanoma pasakyti iš tavo veido. Ar tai yra tiesa ar melas? Melas. Melas, wow! Gerai, Hebra, trumpas meninis nukrypimas. Turiu istoriją. Susitarėm su pana susitikti, romantišką vakarienę restorane, gėlės, starteriukai, vėliau karštas, suprantat, kaip ten būna. Galvoju, kad nepavėluočiau su mašina, prilėksiu. Užšokau į Konarskio turgelį gėlių, jau matau, kad vėluosiu. Dar kažkoks skamsis iš niekur. Atvažiuoju į vietą, ramiai, Car One Apps įsijungiu, pasižiūriu, kur čia priparkuot mašiną, kokia zona, kokia kaina. Viskas žiauriai paprasta. Ypač naudinga tai, kad skubėjimas vyksta. Ateinu suplukęs ir esi, kad atsisėdu, gaunu žinutę, sorry, blemba, vėluosi valandą. Ką tik atsikėliau po power nap. Tai moralas toks, kad gyvenime nepavės tik vienas dalykas – Car One Appsas, kuris yra visiems vairuotojo poreikiams išskyrus vairavimą. Atsisiųs programėlę su šiuo QR kodu arba iš Google Play arba Apple Store. Važiuojam toliau, plojam Viktorui Balikovui. Mane kabino Eugenijus Ostapenko. Blema, tu iš Klaipėdos, ne? O po mirties? Ir po mirties. Tas pikinis be kelnių. Bet labiausiai kabino, kai buvo gyvas. O kaip jis kabino, ką jis bandė padaryti? Bandė pabučiuot. Dainavo ten. Jūs kažkur susitikot ne viešai? Čia Soho? Jis man yra rašinėjęs, bandė pabučiuot paskui. Tai jis praktiškai romaną turėtų, ar ne? Skamba. Nu, toks on and off. Jisai, tarsi, kaip jūs susipažinot? Kaip prasidėjo jūsų meilės istorija? Per Facebooką jis man parašė kažką. Aš palaikinau nuotrauką jo ir jisai man parašė... Ai, bet tu pirmą palaikinai, tada jis parašė. O tu jau komikas buvai jau tuo metu? Ne. Ne? Aš buvau mokinys. O Ostapenka gėjus buvo? Tik metukų buvo. Nu, ne. 16 metų tai kabina. Tai čia įgrūmino Ostapenka. Ostapenka pedofilas, ble. Prašau, kas ten buvo? Ne, sako, ar Ostapenko gėjus buvo, aš sakau, kad dar archeologai aiškinasi dabar. Iš kaulų. Blema, čia... Aš nežinau, ar jis gėjus, bet aš jam tikrai patikau. Jo, tą jau supratom. Bet O tai jisai tave fiziškai lietė, jūs buvot Yra vieną kartą palėtis. O tau čia buvo bairis, tipo, ar tu... O Žinai, kur lietė? Jis mane bandė pabučiuoti kaklą. Į ką? kaklą? Nes tu per aukštas jam biški, ne? Ne, būtų ir pasiekęs. Ir... Vita, ką tu manai? O tai jūs, kaip tu tavo nori, jūs sustikot, kaip jūs sustikot? Netyčia miestą. O buvo vakaras, diena... Buvo kažkur 5 ryto. kiek čia metų atgal? Kokiais 2.18. Okay. Bandė bučiuoti. Gerai, tai jūs kelis kartus, ar vieną kartą tik turėt interakcioną susitikimą? Nu, mes esam poliklinikui susižvalgę. Tokie maždaug, kas tau skauda. Bet tada tik žvilgsniukai buvo. Paskui buvo ir žodžiai. O paskui ir bučiniai. Nu, iš jo bučinys tik buvo, manęs jis kaip vyras tai nelabai. O tai jeigu būtų kitas vyras? Šiaip dar tokio nesutikau, kuris traukia. Kokia seksualinė įtampa. Čia visi bebiai susirėtų. Pilnai. Vilis Tarasovas.
Nu, blemba. Skamba kaip tiesa, ar ne vyrai? Šiaip iš tikrųjų skamba kaip tiesa. Aš už Naglį Bėransą pakeičiau, tai žinai. Jo. Aš biški gėjus vis tiek turiu. Bet Viktoras toks žmogus, jis išjungtų jį, karočią, jeigu pabučiuotų. Tu nežinai, koks Viktoras, jo. Viktoras kaip tik neišjungs. Neišjungtų? Ne. Aš tai galvoju, kad išjungtų padarė? Stapinką. Išjungtų Stapinką, ar ne? Išjungtų. Ne? Dabar, nu, tipo, o prieš tai. Dabar jis išjungtas yra. Aš pagal tave. Keista, kad viskas neapsiribojo tik žinutėm, žinai. Nu jo, aš palaikinau jo fotkę. Jisai man parašė, patiko nuotrauką, kur palaikinai. Sakau, nu tai palaikinau. Ir kažką dar paklausė, ar mano kažkoks draugas gėjus. Sakau, ne. Sako, aš tai irgi ne. Tai kodėl klausė, sako, ai nežinau, man nieko tokio gėjai. Nieko tokio gėjimas. Na, niekaip nevažiuoja. Paulium, kaip manom? Aš labai sutrikusi. Aš irgi labai. Ta šipsenytė jo tokia, atrodo, tau geri prisiminimai čia. Aš įsivaizduoju, kad... Aš net įsivaizduoju, kuris jau ten praktiškai trūkęs prie to kaklo. Nedaryk tik. Šiaip jo jis atrodo. Prašau, čia prašė Tomašas. Atvaizduota garšvos. Blemba, nežinau, nu gerai. Taip, Viktorai, gali parodyti, ką darė Eugenijus Ostapenko su Arūnu Garšva. Gali pademonstruoti. Ant Arūno Garšvos. Labai prašytume tave. Bet Tomašas. Mums reikia įsitikinti. Stokės. Tai gerai. Čia atsistokit viduryje, jeigu... Emilė, ar tai seksualu yra tau? Gerai. Viskas gerai. Reikia tau didesnius tarpus padaryti. Jo, čia kitą kartą vasysim. Aš būsiu tiesiog Viktoras. Taip, ne? Ar... Ne, jisai tipo metu pasitrauk. Veido. Ką tu čia darai? Taip? Bandžiau pabučiuoti, bet neleidai ir aš gerbiu tavo pasirinkimą. Visą laiką šventai... Nesakė, aš jis taip sakė. Gerai, dabar Nesakė. Aš šventai tikėjau, kad ne, bet... Arba čia huienas impressionas buvo. Ne, aš gerbiu tave. Gerai, pažiūrėkit viens į kitą, kaip poliklinikai žiūrėtų vienas į kitą. O kodėl mane renkate? Šiaip, Keišką žmogų. Nu, mums reikia gėjuko tokio. Jo? Gerai, ką manom, komandos? Aš manau, kad tiesa. Kad tu... Šiaip, blėt, tas bučinys tikras buvo dabar. Na gerai, aš tai galvoju tiesą. Buvai komikas tada dar ir nedar? Sakė ne. Aš buvau pradėjęs stand-upinti jau kaip... Bet jis tave žinojo iš stand-upo, aš spėjau. Nežinojus, iš Facebook'o, žinojau nuo labai senai. Ai, nu gal tada ir Man rodos, ne? Gerai, Pauliau, man reikia atsakymą. Gerai, aš sakau, galvoju tiesą. Tiesa. Tu tiesa ir tu tiesa sakai. Gerai, tai aš tada ištikimai su savo komanda ir aš manau, kad tai yra tiesa. Tiesa. Ir pasakysiu tau tai, Pauliau, jog išvairavai savo laivą, nes tai yra... Tiesa. Bravo. Aš buvau susipažinęs. Na, kai ateisiu į kiekvieną pasirodymą. Kol teko, kai tave bučiavo, jie. Bandė pabučiuoti, mes nesibučiavom. Aš ateisiu... Nesibučiavo! Čia wow yra, tikrai. Tai yra geras, ne. Super, Viktoras Balikovas, puikiai istorija, ačiū tau labai gerai, o važiuojam toliau dabar mūsų viešnios eilė, tai yra Vita Žyba Paplonė, Bandžiau išskirti savo tėvus. Ką padarė? Tiesiog daug pykosi ir galvojau, kad padarysiu teisingai ir išskirsiu. Kaip tu bandėjai, ką tu darai? Tai aš ten apkalbinėjau vienam apie kitą. Nu, pavyzdžiui, ką ten prieini prie motinos, o tėvus tam. Ble, kaip hujovai drožė. Atsipegina. Bandžiau su tėvo šaukštų sriubą suvalgyti. Gali dar Emilį padaryti impressioną, kai bandė sukiršinti. O, čia, tėvas. Ai, blėč, kur tėvus, žinai, tėvus pederastas. Visi vienas stilius. Gerai. Ką maždaug kalbėti? Pabūk. Tu pabūk Vita, tu Vita pabūk. Tėvas Tu pisa man. pabūk Emilį. Emilį, tu pabūk mama. Ką sakei mamai? Nu, Vita, kodėl išmera 50, blėt? Ko nori Vitulskis, blėt? Nu, bet tai, va, tėtė, nu, nieko, ten, va, tai nedaro namuose, realiai, va, tau vienai reikia, nu, va, nesiklauso. Man sunku. Tokia, kaip sakant, blemba, buivalo tokį išaugint. Nu, va, pažiūrėk, va, kokią didelę turėjau išlysti, nes tėvas didelis buvo. Nu, blemba, jo gyvulys.
Nu, bet tai kas iš to dabar? Ką dabar daryti? Ką dabar daryti? Nu, gimė abominacija, nu ką, čia tėvas kaltas. Aš tėvą. Čia apie mane kalba. Abominacija. Supratau, ir kaip sekėsi. Ne, blėt, gal neklausiu, sorry. Nu, neišsiskyrė. Išskyrė. Kartu dar dabar? Jo. A, tai ne, tai gerai, tai Tik sustiprino labiau ryšį. O sužinojo, kad bandys. Ne, dabar sužinos. O tai, tai ką, pavyzdžiui, bet va, tos tokius dalykus ir sakydavai, tipo, ten tėvas. Jo, pagrindė, kad nedirba. tipo, tenai vienas ant kito, jeigu pastumdavo, tai aš dar paaštrindavau. Tipo, nu jo, nu, tipo, va, užnis savo taip daro vienam kitam. O jie net susiprato, tipo, kad tokie, ble, končiai taip. Ne. O šiaip kodėl? Nu, va, ką aš žinau, vat, aš, nes man buvo mama kažkada pasakius, kad tipo, va, skiriuosi ir rinkas, ir kur važiuoji, važiuosime į Vilnių pas babą gyventi. Ir aš labai norėjau Vilnių važiuoti ir tada galvojau, kad išsiskirs, tai gal išvažiuosiu. Tėvą varytum į pabradę. Į naivius. Į naivius? Naivis. Čia tik visi naivus žmonės. Emilija, ar tu esi naivus? Ką manai? Aš tai nenaivus, blemba. Aš tai nenaivus. Bet čia neilgai truko, čia gal tik porą metų. Tai kiek pletkų paskleista buvo? Tai aš nėra, kad daug skleidžiau kažką, aš tiesiog... O tu tik tais tėvam, o aplinkiniam dar neskleidai tenais pletkų kažką aplink? Ne, aš tiesiog juos bandžiau kiršinti. Aš norėjau, kad išsiskirtų. Tiesiog buvo, kad porą metų man ten buvo paauglystė ir galvojau, va, aš būsiu iš tų, kur ten, žinai, išskiria tėvus ir būsiu maladės. Įdomu, šiek tiek tamsioji Vitos pusės. O nebuvai prisišikus? Kai kosijai. Aš ir nekosint galiu apsišikti, čia problema yra. Gali apsišikti ir nekosint. Kas tavo pusbrolis? Koks pusbrolio vardas? Audrius, Audrius. Justinas, Justinas. Taip. Ignas, Ignas, ble, kiek daug pusbrolių, eik tu. O tėvo vardas? Darius, Darius. Bandė tėvo vardą prigauti. O mamos? Daiva. Irgi Darius. Jo, kam tu klausi, Viktoras? Du Dariai Galvas O Lavrinovičius. tu labiau pyliai tas, labiau... Pasakyk garsiai, pasakyk. Ne, viskas išgirdai. Tėvai Lavrinovičiai. Ne. Tu pažiūrėk tas kojas. Gerai, šiek tiek nusiramina, grįžta per žaidimą. Jekau. O tu labiau pyliai srutas ant mamos ar ant tėvo? Ant tėvo, nes tikėjau, kad mama išeis. O tėvas gerdavo? Ne, niekad. Ne. Mano tėvas labai geras. Geras. O močia gerdavo? Ne. Nebuvo. Ne, bet kad čia tiesiog čia ne O kuris drožia geriau? Psichologinių traumų ieško. O tai mama nemoka Tiksligi drožikų šeima. Tai tame ir bairis ir buvo. Tik dabar supratau, blė. O taip pat tu man atrodo tą bairį pasakei, bet nesupratai, ne? Ne. Dabar kaip mano tėvas pasakė. Dabar nebesuprantu iš O vis. tėvai savaitgaliais drožia ar darbo dienom? Tai jų čia main dalykas, visą gyvenimą, 30 O kur metų. dažniausiai drožia opime, galerijai? Corner cafe. O nesakei tėvam, kad nustotų drožti? Ne, man, žinai, norėjau gerus genus pasimti. Ble, norėčiau tokiai drožiklai gyventi. Kaip man? Aš sakau, kad tiesa įmanoma. Nu. Įmanoma, ar Čia ne? irgi sakau, kad tiesa. Tai gali būti. Man tai pogis Manęs skamba. neklausia, Jei nesvarbu. Klausiu. Tiesa turbūt. Tiesa. Gerai. Sakom, kad tiesa. Aš žinokit, taipogi. Manau, kad tai yra tiesa. Vita, o kaip yra iš tikrųjų? Tiesa. Tai yra tiesa! Aš galėčiau taip irgi. Wow. Gerai, važiuojame. Blet, kaip tikiuosi mama nežiūrės. Iškirpsim, užblūrinsim eidą tavo, jeigu gali. Na gerai, ir po pirmojo rato rezultatas yra 2-4. Pauliaus Vaitekūno komanda. Čia taip, jūs Pažiūrėsim, kaip seksis antrajame rate, nes dabar Emilijų Kubai Liepa Blavė! Esu pavogęs aukų dėžutę iš bažnyčios. Čia Vokietijai? Vokietija. Oi ne, mes, žodžiu. Tiesa. Ir daug varkių buvo Panevėžy, daug skirtingų varkių. Ir kur ten gali, žinai, varį kokį nors pyzdinti, dar Bet tu kažką. su visa dėžutė išlaužiai. Tai mes eidavom, mes judėdavom per bažnyčias. Būt grupuotė, kaip sakoma. Jo. Susupratom, kad, blėt, visai geras babkės tenais iššokį, pavyzdžiui, Pranciškonų, žinai. 4 eurai. Bum, šokį iškart iš Šventos Onos, žinai. O apsauginis tik vienas, Dievas. Tai kiek esat dėžučių išnešę? Daug.
Tikrai daug, žinok, nežinau. Kiek per Bet aš čia dieną? labai, čia mano buvo pradžia nusikalstamumo, čia man gal buvo koks 12-13 metų. Tai visi tie pinigai, žinai, būdavo iš karto ir investuojami, nu, į malonumą, kaip sakant. Keliese ten sukotės tą dėžinių grupuotę. Mes keliese tenais buvom palagal, kiek 4-5. Bet žinai, į vieną bažnyčią dažniausiai nedavom visi. Pavyzdžiui, aš jeigu einu, aš tipo gudrus esu, nes... Bet prieidavim iš pažinties. Klausyk, aš tau baudžiamą kodeksą visą paaiškinsiu. Jeigu tave pagauna vieną arba du žmonės, tau pripaišys baudžiamasis kodeksas bus kaip, taip ir teis, kaip už vieną arba už du žmonės. Jeigu yra 3 žmonės arba daugiau, jau tau skaitysis kaip nusikalstamas susivienimas. Tau 13, tau baudžiakas negalioja. Gal, tikėk, tu manim galioja, kad, blėt, gali 13 metų žmonės badyti gatvės. Tai gal apie jūs jau... Čia logika, na. Apie jūs gal jau gaujų karus darė, nedarė? Dalius Dargis man rašė. Jo. O gerai, bet tai jūs sugavo kada nors? Ne, baigtų joks, tik dabar, va, pirmą kartą išviešinu šitą istoriją. Senaties terminas jau suer, ne? Jo, noriu atsiprašyti. Va. Kaip jautėtės emociškai, kad vogėte iš pačio pono Dievo? Tai aš visada pavogdavau tą dėžutę. Ir pasimelsdavau. Aš pavogiu dėžutę, tada kitą dieną grįžtu tą pačią bažnyčią, iš pažinties einu. Ai, o nesusekdavo? Toks, blėt, kažkur matytas tu man. Ne, žinok, kas ten suseks, blėt, visi pensininkai, pusiau gyvi, žinai, tarp daržovių tą vis nepagaus. Daržovių skyriui, kaip sakoma. Daržovių skyrius, nu ten... Iš pinatų nesimato. Pensininkai, žinai, mačiutės kažkokią, žinai, tenais, o vaikeli negalim, neimk, žinai. O tai gerai. Sudrygini, iš karto atsisėda toliau, ten meldžias pateriauja. Nu ką tu man padarysi? Aš ten kečiausias būdų, bažnyčia, aš būdų kečiausias, na. Net vis proto, tu dabar taip atrodo, prieš tai turėjai moteriškus klubus. Aš dabar turiu moteriškus klubus. Čia nėra, kad įsigydyt galim nuo šitos lygos. Klubų plačiai. Žinai, neprišikti šortai, žinai, neišmėsi to klubų plemą. O jų neusidėsi. Čia į tave referuoju. Jo, čia. Bet jo. Nebijok, tarsi man kalbėjo pusbrolio bairis metus, 2, tai su tom aukų dėžutėm, tai Jinai piso su pusbroliu. Jinai piso. Tuoj palauk, atsišiau. Į tavo tie šortai čia nieko tokio. Sveikatą. Sveikatą. Ačiū. Tu mane čiaudai kietai. Ne. Žodžiu. Flashbackai. Žodžiu, tai tom dėžutėm šiaip dažna markė būdavo. Daug žmonių, ne vien man rajonas pizdindavo aukų dėžutės. Paplytė buvo Panevėžy, vagitas aukų dėžutės. Dar plius ten žvakių, būdavo galėdavai žvakių pasipizdinti, nes ten yra tokia vieta, tas toks altorius, kur visi ateina žvakę, uždega, atneša, žinai, ir padeda. O tu pasiemi Tai mes savo. žvakės būdavo pasimdavom. Ką darydavot su žvakėm? Čia hatai žvakį turi. Drūkė elektrą dings. Kaip jūs užeidavote į bažnyčią? Tiesiog dienos metu per mišias ar čia vakare? Tai faktas, tu durnas, kuo daugiau žmonių, tuo geriau, nes tada lengviausia daryti dalykus. Tai bet tada visi mato. Bet tu tada buvai. Nemato, visi žiūri tą, kur ten viršui, mano visi vaikai, mano visi sūnūs. Ir 5 vaikai ateina visi tiesiog dėžę rauna, pasimėlisti. nieks Tuo momentu mes su draugeliais visi vadė žūtis, karoči, visus pinigus. O tai kiek ten tų dėžučių būtų? Ten vieną dėžutį būna, ar ne? Dažniausiai 1 arba 2. Tai žiūrėk, aš buvęs bažnyčiai. Pasako, melskimės tokia tyla ir girdis. Ne, girdisi, uik tu nahui, 5 eurų, pizda, bėga, mandriukai. Melas. Nes tai... Ne, mes nevogdavom, blėt, per tylą. Nebuvo euro dar. Kai šurmulys, kai ateina tasai su to ten krauju ar kuo. Kaip los breikas būna. Kaip los breikas būna, jo. Kai pastorius kilint pradeda, tada visiems žmonėms patepimas. Jo, ne, bet, skau, labai nepavojinga varkė, tu žinai, kad tau nieks už tą nieko nebus, labai paprasta. Tave gali išpis kunigas čia daug. Kunigas 12 metų mane, kad kunigas... Ai, jau per senas. Neįmanoma būtų buvę, aš būčiau žbankęs nupysęs, kaip vaizdas. Aš Muaitajų lankiau. Bet tu tada, aš blemba. Ar tavo gyvenimas ėjo taip, kad buvai žiauriai sportiškas, kūdas ir vėl sportiškas? Jo. Gerai. O tai kunigai po to nesusigrėbė, kad tenais pradėjo žiūrėtis, aukų dėžutės, sakyti. O tai per kameras Ką man kunigas pasakys, žiūrėk, jis neturi man ką pasakyti, sakys, o, pavagiau aukų dėžutę, tu pėdikas, tu pedofilas, na, ką tu man gali pasakyti? Jūs neliečiam, būdavo tie Neliečiam. Blemba, šiaip jo, tokia logika gerai, tipo, jo. Absoliučiai neliečiam. Blemba, Pauliu, ką tu galvoji? Aš manau, kad tai yra absurdiškas melas. Aš įsivaizduoju, kad čia melas, pilnai melas. Aš esu, Pilnai, kaip paimdų tą dėžutę, va, toks atein. Su šito parodė. aš esu įsitikinęs. Seniai vis dar ne. What the fuck? Va taip ir būdavo, tipo. Atsidaro. Kas ten yra, Milė? Kremukai. Tai jūs pasiimdavo dėžutę fiziškai savo, tiesiog. Jo, pasiemu dėžutę, tada varu užkart į aibę, karoči, pasiemu čiaburėką su mėsa, čiaburėką su daržovėm, pasiemu hot chipsų 2 pakus, pasiemu kolas ir iki vakaro judam. Publika, ką manom?
melas tiesa. Aš tai galvoju. Čia iš tavo gaujos darėjo. Dėžutinė. Yra. Dėžutinė. Melas. Mes kažkaip vienbalsiai sakom, kad tai yra melas. Aš asmeniškai, Hebra, manau, kad tai yra tiesa. Emilija Kubai, pasakyk, kaip tai iš tikrųjų buvo? Melas. Na gerai, o dabar yra Pauliaus Vaitiekūno eilė, paplojam jam. Šitas. Oi, labai tema šitas. Aš apsišikau parduotuvėje. Blemba. Tiesa. Skistai ar kietai? Kosijai ar ne? Ne kosėjant, ne nuo peršalimo. Kokioj pardį buvai? Rimi. Apsišikai pamatęs žemas Maksimos kainas? Tai nebus tikrai to. Pažiūrėjau Viktorą reklamą ir sakau, fuck, tai pizės. Ir prišikai rimekė. Rimekė, taip. Jeigu konkrečiai, tai buvo valiklių skyrius. O, ironiška. Valiklių skyriui. Kiek? Tai iš karto ir įsivalėjau čia vietą. Kurme, blėt, iš Ignaskilė. Gerai, o dėl ko apsišikai, kas buvo? Skrandukas kažkas užvalgė kažką? Jo, pavalgiau tokiam restorane, Kinza yra, Naugarduko gatvėje. Nu, bet kažkas netiko, supranti. Aš labai kalen, prašau, ekspertė. Prašau. Kokie tolimesni veiksmai buvo? Tada pasakiau, pasiėmiau mikrofą parduotuvės ir sakiau. Ne, aš gan skubiai pasišalinau. Ir kažkodėl nusprendžiau iki namų eiti, ne į parduotuvės tuliką, bet iki namų. Kiek iki namų kelio? Kokie 800 metrų gal. Bleda, hujai apsišykė. Kiek žmonių tave matė? Daug buvo, blema, tai buvo 6 vakaro darbo. Supras, kad apsitrėdės, kokias baltas kelnes buvo, ar ne? Ne, buvo juodos tokios. Juodas, tai net nesimatys. Nesimatė absoliučiai. O nebandai išdrapstyti biškėlį? Jo. Nėra, kad, kad ėjai pro kasą namo greitai. Ir apsauginis sustabdė, sako, ponas, jūs kažką turit. Parodykit, ką kelnėse turit, ponas. Pauliau, iš tiesų, ar ėjai kažkaip kitaip? Ar ėjai kažkokį kitų? Ja, jis barkodą ant šūdo užklijavo. Aš dariau halvą. Ne, aš iš tikrųjų pasiėmiau tą taktiką kalbėti telefonu einant, tipo. O ką kalbėjai, ką sakai per telefoną? Apsišikau, namo dabar. O jo, viskas super ten, žinai, varau dabar iki namų ir tau parašau. O tai neišbirėjo, nei biškai? Ne, kaip, tu jauti, kad, žinai. Jo. Ai, tai Ir toks kaip... Per daug karti garsas. Bet žinai, ką aš pasakysiu dabar, aš žinau, kaip jį prigauti nesveikai. Žiūrėk, kai tu ėjai su tom pilnom keliam išmatu, ar tau žiauriai pritrynė tarpukojus ar ne? Jo, taip. Šikno žandai labiausiai susitrynė. Nesąmonė, nes turėjo kaip tik sutepti. Ne, aš esu ėjęs ilgą atstumą, šūdai baisiai gridžiūna, aš esu ėjęs žiauriai ilgą atstumą. Tai labai šlapios. Aš esu ėjęs ilgą atstumą su pritrestom keliam nahui ir sudžiūvo šūdai beinant ir tada pratrynė iki krūjų nafi kojas visas ir dar jos įsišūdina, tai mano žaizdai infekavosi iš karto automatiškai, užpuliavo nafik viskas. O yra čia žmonių neapsišikusių. Ar čia... Mes visi... Ar yra kažkoks vadovėlis, ką daryti apsišyku? Mes šiandien parašysim, man. Aš esu iššykęs, bet neapsišykęs. Ką? Kūriškai. Iššykęs? Į vidų. Įtraukai, ble. Nu, tipo, Kažkam į vidų šikai? nu tiek, va. Ai, čia... Pusai vidų atgal. Čia tas dezodoranto variantas. Pasidėjo šūdą savo ir tada iššyka. Aš matau, kad jis kažkam į vidų prišyko. Šiaip blemba. Vidų prišykai. Ne, iššykau į kelnes, bet... Nu, Kai tik biški išlenda ir laikas tarpanus. Iššykai? Kaip žiauriai malonu, aš specialiai kartu darau. Atėjo žmonės, sumokėjo už bilietus. nu toks šūdas, tipo, nepilnai, bet va tiek iššykau. Ir tada gali nugnybt, bet aš... Ne, žinai, ką geriausia daryti, ką aš dabar Nukirpt, man. sutraukiu ir išpučiu vėl ir tada įlenda. Emilį, nebandai čiaudėt? Nu, tu praškai save pisi per subinį. Su šūdu save pisi per subinį. Nesu girdėjęs. Nesu girdėjęs tokio dalyko asmeniškai. Ar baigi? Ar būna, kad baigi? Ne, baigtų juokus, blemba. Atsiprašau žiūrovai. Ble, Atsiprašau ir žiūrovų už ekranų, kuriuos šiuo metu valgo. Jo. Pasileidom truputį. Skanaus. Kaip viduriai. Ble, garšva nebesuai su manim po šito jaučiu. Gerai, komanda. Aš sakau, kad gali būti, Vaitiekūnas, pažiūrėkit, blemba. Yra, sento. Gali būti, žmogus daug ką matęs gyvenime.
Aš šiaip manau, kad yra tikrai tiesa. Jis yra apsišykęs, ką Abrahamas mano. Turbūt turim antro šiknių čia. Turi apsišykęs. It's a match. Sakom tiesą. Girdėjai, na. Paskutinę sekundę pakeičiam. Tai pakeičiam paskutinį sekundę. Davai pakeičiam. Kaip jisai pagalvojo, kad... Iš tikrųjų yra melas. Tai yra melas. Užsifiksuosiu sakymą, kaip melą Pauliau Vaitiekūnai, mums reikia labai jau žinoti, ar tai yra tiesa. Taip, tai yra tiesa. Nepasijau, ar tai yra tiesa, pamoja. Wow. Laimėjau šitą šūdų šaškių partiją. Sakas ir mat. Gerai, o dabar yra Eimantės eilė. Reguliariai dalyvauju Illuminati susirinkimuose Vilniuje. Čia tie, va, kur tipo, ui. Aš manau, kad tai yra melas, nes tu negali Andrew. taip skaityti. Aš reguliariai dalyvauju. Jis nėra excited labai gal dėl to, kad yra Bet Illuminati jie neturi būti tokie excited. Taip. Jo, jūs nežinot, visi. Nėra, kad ploja kaip Hari Krishna eidami. Ne. Arūnai, papasakok mums šiek tiek apie Ten Illuminati. nėra aplos breikų. Ten Žodžiu, nėra. tu ten kai ateini, kodėl aš pasakoju, kodėl ne A, pasakoju? gerai. Tu papasakok. Jo, rimtai, ne. Taip. Pirmas dalykas, ar tu... Nu tai nepasakok, ką tik sakei, nepasakok. Bet aš noriu. Nu taip, Gerai, Eimantė, papasakok mums. Labai reikia ten slapta susirinkti. O kur renkatės? Kur renkamas? taip pastainat su maišais, kur klaustukas ant galvos. Labai keista būtų, jeigu labai slapta vieta ir paskui tai Akropolį renka. Ant ledo. New Yorkerė. Moka, geriam. Jo, reikia. Su didžiuliu plakatu, va toks va. Nu, susirenkam dažniausiai visą laiką lokacija skirtinga, kad mūsų neatsektų. Jo. Tai kažkoks tamsus skersgatvis dažniausiai. Būtinai 12 dienos susitinka. palaukiam, gal sutems ir aišku, užsidedam Okay. juodus ploščius, kad neatrodytumėm labai tartinai. Blet, kaip neįtarčiai. Skęsgatvėje su juodais plošiais labai neįtartina. Čia vat aš taip atrodžiu, kai žmonės, sakau, supranti, čia tikrai labai įtartina. Gerai, o tai būna, kad praeiviai pamato jūs ir tokie, o sveiki, ką čia veikia. Ar būna, kad kažkas užmeta akį. Parodom taip. Ir viskas. Tiesiog atsipirkti. Bet supranti, dabar tu nebegalėsi daryti susirinkimų. O šitos laidos tu rinksies tam skersgatvį ir sakai, jis kažkas, čia daug kur apsišyko, Tiesiog mes keičiam skersgatvis. Šitą, o kokia jūsų... Pauliau, pasakyk tą bairį, taip. Nu, sako, Vape Nation parodo, gal, žinai, ką jis... Gerai, tai ką veikia, tu Illuminačių susirinkimą? Va, kokia jūsų pagrindinė veikla, ką jūs darot? Kokias? Tai planuojam, kaip užkariausim pasaulį. Ir kaip pavyksta ar nelabai? Kol kas, nu, ne. Klausimas dvigubas ir vedėjui, ir tau. Taip. Ar tiesa, kad Riomerį baigiai ir jeigu taip, tai kaip jūs tą pasaulį užkariausit? Gal šiek tiek užstumimas ant Riomerio. Bum. Au. Kaip nebaigiau dar, Ai. tai gal ir pavyks. Ne, nepavyks, bet Jeigu baig nepavyks. mokslus jo. O tiesa, kad jūs Illuminati, kai esate, tai negali turėti santykių. Tipo, Ne, galim. gali pistis, tipo, normaliai? Arūnas šiaip klausė. Ką mes ten veikiam tam skersgatviu galvoj. O aš galiu patekti Illuminati ar nelabai? Reiktų pasitarti su Tu vadovu. per stiprus seniai organizacijai. Vadovas, kas ten per vadovas, papasakok apie jį. Aš negaliu pasakoti apie jį. Apie viską gali, išskyrus apie vadovą. Ar klausimas? Riomerio universiteto, dekanas. vadovas, tai karas. Įvardink bent vieną tamsų skersgatvį, kur buvot susitikę. Vingio parkas. Aš į gatvės nežiūriu niekada. Tai kaip tai, Su veizu, blės. Man tiesiog numeta locationą per Google Mapsus ir aš kur rodo, aš ten nueinu. Bet aš Tas O neskaitau. kada tu prisijungi, kokiu būdu, kas tave prijungia? Aš visų pirma nuradau tiesiog Facebook'e grupę. Illuminati for everyone. atrodo, kad vadinasi Rita and Maybach Forever. Blet, kaip tave apskemino. Ir paspaudžiau sekti ir tada su manim susisiekė, pasakė labas, gal nori prisijungti. Ar tu turėjai MV produkcijas prisipirkti tą teisę? Ne. Bet ten jaučiu tą grupę, turėjau kaip kiekvieną Facebook'o grupę, tiesiog skelbimų lentą palikti. Parduodu audinę. Važiuoja kas Vilnius Kaunas šiandien. Ne, jeigu yra toks grupsas, tiesiog ne tų žymių Illuminačių, o nežinau, TikTok'o, Facebook'o Illuminačių, tai gal ir yra. Kas TikTok'o, Facebook'o Illuminačiai yra, blet, kas? Nu va, sėdi. Žinai, Šyka žmonės kėlė. Petras. Maibachas, na. Ne, grupė vadinasi Illuminati Forever, tai turbūt galėtum bet kas. For everyone. For everyone. Forever. For everyone. Illuminati forever. Tai visiems buvo Illuminati šitą grupę, ar ne? Taip. Supratau. Ir Nediskriminuojam, mes ten priemam visus. Kada susirinkimas artimiausias? Kas mėnesį darom,
kad pririnktumėm informacijos, kad užtektų laiko. Ir kiek pasistumėt tam užkariavimo procese? Labai mažai iš tikrųjų. Man iš tikrųjų skamba labai tikėtinai. Ne, man irgi, žinai, aš galvoju, kad gali būti tikrai. Aš manau, kad tai tiesiog neįmanoma, kad tai tiesa yra. O jūs turit kažką bendro su Jay-Z, su Kanye West, jokio ryšio, ne, ten su visais Amerikos. Na, pusbroliai. Mes tiesiog Lietuvoje kol kas. Lietuvoje kol kas. Ir tada planuojam prisijungti prie didesnių grupių. Prie Latvijos. Kas jūs Wagneris? Tipo? Aš manau, kad melas, nežinau, ko man džiaugiuosi. Melas. Melas, ar ne? Bliam, aš tai kažkaip galvoju, kad įmanoma. Žinai, Aš irgi žinau, aš kažkaip aš turiu tų kanojų, tai kažkokia, žinai, kad gali būti. Aš sakau irgi, kad Nes toks visiškai charakteris panašus. Aš nežinau. Tai... Man tik, žinai, kas trigrina, kad skersgatvėje. Nu, negali, kad skersgatvėje iliuminatai rengtis. Nu, mūsų niekur nepriėm, suprantu daugiau. Mes su juodais ploščiais. Tai neikit su tais ploščiais. Nu, tai jūs galite tiesiog kaip žmonės atrodyti, ateiti, tipo, vamas. Ne, mes turim palaikyti. Tai aš, jūs galite normaliai. Jūs turite palaikyti fashion? Fashion? Melas. Čia, Ne, nu melas. Aš tai sako melas. Melas. Gerai, o ploščiai kokie? Dolce Gabbana? Nu, ne. Nu, davai, dar jeigu dėl ploščių perkalbių pakeisi, bet šiaip... Ne, nu gerai, melas. Melas, sako melas. Ne, gerai, vienbalsį melą gavau iš jūsų komandos. Pažiūrėkim, kaip tai buvo iš tiesų, Eimantė, pasakyk. Tai yra melas. Tai yra melas. Dabar geras, tu nori. Arūnai, ar aš pasiruošęs to? Stupudovai. Davai. Stupudovai. Oi. Šaunuolį, galiu to. Dabar Arūno Garšvos eilė. Važiuojam. Mane apskemino striptizo šokėja. Blet, kiek klausimų turiu. Kas per skemas buvo? Ant pinigų ar ant? Ant pinigų? Paėmė 100 ir sakė, paėmė mažiau? Ne. Aš ją pamaitinau. Aš jai daviau valgyt. Atnešė į stripaką sumuštinį ar ką? Ne, mes turėjom pasimatymą su ją, karatsi. Ne šaipas kišo bulvių košę. Cepelinus, pirgučius. Krabulas dėlis, blėtas, tas rinkai. Mano atveju proteinas dar buvo. Gerai, Aš ją pamaitinau. Kur tu čia šeriai namuose? Palangoj. Palangoj. O jinai dirba Palangoje? Jos profesija oficiali yra striptizo šokėja. Bet jinai realiai Palangoj dirbo klube Exite, jinai buvo ta pana, kuri viliojo buchūrius į klubą, kur tipo šoka. Kur duoda tuos, žinai, ten ateik. Jo, ne, jinai konkrečiai šoka prie baro. Kad, tipo, buchūrai matytų ir jie eitų pasėsti. Tai tipo kaip klientė, bet ten iš tikrųjų... Jo. Nežinau, kaip jis vadinasi. Tanahui. Jo, nežinau, kaip jis vadinasi, bet tikriausiai, kad žiūrkės. Ne. Atsiprašau. Ir gerai, tu tam klube ją pamatai, ne? Jo. Jūs iš karto, tipo, tu prieini prie jos. Ne. Ją pakėlė buchūras ir nusidė 10 metrų į priekį. Jo. Žodžiu. Dėl to nes nevalgius buvo. Lengva. Mes atėjome tą ekstą, mes sėdėjom ten su Hebra viską ir aš kažkaip vienu momentu žiūriu, ten vyksta kažkoks konfliktas. Tarp labai mažos mergaitės, pilnametis. Ir labai didelio buchūro, žinai. Pilnamečio, ne? Buchūras pilnametis. Galimai. Lavirinu. Jeigu ten testosteronas buvo, gali būti nepilnametis. Ir jis ją tiesiog pakelia ir numeta lauk, čia nuo savęs, jinai nuskrydo, ko aš tiesiog. Ir jinai kaip niekur tiesiog atsistojo greitai, žinai, pasiėmė kokteilius ir nuėjo pas savo draugės, o jisai, karočią, buvo užgesintas. Apsauginių, jam pisė ten dujų ir išmetė iš klubo. Ir aš išsigandau, aš visą laiką ją žiūrėjau, nes aš nustebau, kaip tai gali nusviesti 10 metrų lauk ir tu tiesiog kaip niekur atsisakinį toliau gert. Ir jinai kažkurio momentu su manim... Toliau kokteilį pisa. Ne, nesuprato, kas buvo. Gali būt. Aš nežinau. Ar tau kada nors kas nors yra sakęs, kad tu grinai turi tą tokį pasiteisinimų bagažą kaip per farų laidą? Aš pamačiau konfliktą iš to krūvino, nosim. Jinai su kiekvienu patikulu nusimdavo po rūbą? Ne, tai ar ne? Čia tau nekūčios. Ne. Pane, taip vyksta. Ne kūčias. Ne, kas bus taip per kūčias? Visi prie kiaušinių rūbus nusiminė. Prie kiaušinių. Kas pas tave per kūčias yra? Vilnis per kalėdas kiaušinius ridena. Tai va, dabar Ko čia duos, nieko nesiridena? Dabar varysiu pas tėvus, tai jau rašau, ką davanų man dovanos. Jo, nu tai žodžiu, paskui toliau. Ir aš pastoviai ją žiūriu, nes man buvo jos gaila, žinai, aš buvau nusiždėjęs. Ir jinai mane pamatė ir jinai galvoja, kad aš ją žiūriu, nes aš jai patinku.
Ir jinai kažkaip atsistėdo prie manęs long story short, mes ten kalbėjomės, apsikeitėm Instagramus, kažko mes nesikudai, kitą dieną susitiksim kažkur. Nu, ir jinai mes jas sutikom ir vad kodėl čia skemas, blėt, nes karočiui jinai pasirinko labai brangų restoraną. Jinai ėdė labai brangų, blėt, steiką ant trikoto. Daug valgė. Džiauri daug. Kaip tokiai mažai mergaitė, per daug. Leik ar švabė nei vieno klausimo istoriją pasakoja. Toliau tada. Tada mes ten vaikštinėjom, žodžiu, aš dar daug kūrą išleidau ant mašinas, po tą palangą važinėjom, kai debiliukai, žinai. Tada atvarėm pas mane ir jinai, karočią, pasileido su muzika, tipo šoko, ten, žinai, viliojo, bet nieko nedavė, aš jos net neliečiu. Kaip tikrams, taip tizė. Neleido lies net? Ne, visą naktį tiesiog žiūrėjau, kaip jinai šoko, visą naktį. Neriaugė, tai skepsnys ten. Jinai vis laikai davai tuliką, karočią, tai gal drožė šaukštus, nežinau. Žodžiu, ir kai viskas pasibaigė, aš sakė, nuvežiau namo, paprasčiausiai viską kitą dieną. Tai realiai mane apskemino, nes aš čia pamaitinau, jinai pas mane permėgo. Ne, tu gavai šokį, koks čia skemas, tu gavai šokį. Jo. Tu gavai šokį, Rūnai. Visos merginos per pirmą pasimatymą. Jo. Tu tiesiog norėjai už šnycelį nusipirkti pys. Ne, už šnycelį, už antrekotą. Antrekotą? O tavo antrekotas liko nevalgyti. O mano antrekotas liko nesuvalgyti. Kas čiavas? Turime klausimų komandą. Ką jinai Jinai šokėjo, ne? Į mane pavėlą. Ką jinai buvo apsirengus? Suknelė tokia buvo raudona. Kokia? Raudona. Kokie? Ta diena, kai ją nusvedė lauk, raudona. Į tą dieną jau su džinsais atėjo. O kokie apatiniai? O kai šoka tau striptizą? Tau jau stovi bibys. Ne, aš noriu detalės sužinoti daugiau. Kokie apatinės buvo? Po to iš atminties. Pas ją buvo juodi triusikai, ant šonų, kur triusikai yra, buvo tokios... Ar matomi buvo? Ne. Va čia kur yra, va šičia, kur yra, va šičia. Tai jie nebuvo kartami. Ne, labiau neberodė, kad aš, blėt, įsivaizduojam tave. Aš tave įsivaizduoju. Nu tai žodžiu, gerai šiaip atrodė, tai visai ne. Gerai. Nu. Nu ką, aš žinau, lemba. Manau, kad tiesa yra. Man kad tiesa, ne? Žinok, jo, garšva papolai tokius dalykus. Tikrai, kaip jis sakytų, simuliuoja kurva. Simuliuoja kurva. Bet aš buvau džentelmenas. Nako, pisa. Iš tikrųjų. Eimantė, kai tau skamba pakankamai įtikinamai. Turbūt. Duotum už antrekotą, pavyzdžiui. Nežinau. Dėlmeniškai. Ne? Gerai, sorry. Pasipisam už steiką. Bet jis irgi geras, kurva. Palangoj, blėt, galvoja pasims paną ir papis už steiką. Kura, kas šį per logiką, blėt, ne tai vyksta. Kurva, pasiėmiau, blėt, steiką, nupirkau, papis, sakau, čiulpk. Nečiulpia, nahui. Ahujel, blėt, pizda. Kaip taip gali būti? Eik tu, nahui. Į kurva, į mašiną įsisirbęs dar buvo, mašina švari buvo. Jo, tai čia. Ateinu rodau. Jo, da, nusimaudys buvo, kurva. Pizda, blėt, ir nedavė pyst. Gerai, Viktorai, ką tu manai? Paimiu pakeliu pisau dešinį. Kurva. Yes. Eik tu. Aš ką tik supratau, kad jis išpratės, jis žmogus yra. Garšva, paplūdimiai kepsnius mėto iš žmonės. Antrekotai. Šalti antrekotai. Gerai, aš sakau tiesa. Įmanoma, žinok, tikrai. Kad garšvai kažkas nenučiulptų bybę. Ir sakyt, kad skemas. Čia tikrai tiesa. Super. Gerai, Rūnai Garšva. Pasakyk, ar čia supisas skemas, ar tai ar ne? Čia yra tiesa, Tai yra tiesa. Nu, bet čia skemas. Čia vau. Tavo bibys atrodo taip kaip tu, toks. Kai atsistoja jo. Va šitaip. Skiaušai į viršų įsirečia. Žinai, ant pačio galo emojis. O, gerai, važiuojam toliau, Hebra. Dabar liko dar 2 dalyviai. Vienas iš jų tai yra Viktoras Balikov. Paplojim jam! Buvau įkūręs roko grupę. Roko? Taip. Kaip vadinosi? O Roko pavardė kokia? Sektor gaza. Kaip vadinos? Mes kelis pavadinimus galvojom, dauguma užimti buvo, bet... Bapas. Kaip vadinasi, atsiprašau? Kelis galvojom, Aha, ir kaip vadinasi pirmas? užimti buvo. Naktiniai berniukai pirmas. Aha, naktiniai berniukai, taip. Taip. Kas dar? Kitas paskui nakties Naktinės mergaitės. įsibrovėliai. Okay, tikiuosi, kad apsistojai.
O tu, koks tavo instrumentas buvo? Jo, Mano būgnų mašina. Aš žinau, kad jis į pianinų moka, brat. jo, Bet jis kiek dainuoja metų? neblogai dar. Kiek metų buvo? Man? Nu tai čia prieš porą metų, jau 25. Prieš porą metų. Jo, Tu turėjai grupę. jo, bet vienas emigravo iš grupės, iš Lietuvos. Garšva. Nu ką, žinau, gal balsuojam. O čia skemas, kurva, o ne skemas. Žiūrėk, tau nučilpė grupė, jeigu ne, tai skem. Ne, iš grupės niekas nečiūlė. O kiek laiko jūs buvot kartu? Kokius 3 mėnesius? 3 mėnesius. Kaip su Stapenka praktiškai. 3 dainos, kurias dainavot. 1, 2, 3. Tai ten tokie... Taip. Be lyriksų. Belyvis, ar ne, grojat? Tiesiog garsai. Tu dainuoji a ir tada draugelis per kompą padarydo a. Nu, taip, kad toks kaip... Ar tu su Safu tiesiog tas išleidai dainas laikai groko grupę? Ne, Safas į mano gyvenimą vėliau atėjo, muzikaliai. Papasakok, su kokiais grupės nariais tu ten buvai? Jo. Vardais? Vardais, taip, Petrai. Aleksas ir Tomas. Ir kuris emigravo? Aleksas. Aleksas. Turėdavot koncertų kažkokių? Mes grodavom namie. Kad nieks negirdės. Savo malonumai tai buvo grupė, ne? Aš esu įkėlęs kelis storius, kaip grojom. Kiek laiko buvo ta grupė? Kiek egzistavo? 3 mėnesius. 3 mėnesius egzistavo. O kodėl nesugriuvo, nes tas išvažiavo kur? Į Vokietiją. Jo, ir nelabai užsidegimo buvo. Nelabai išsteigimo buvo, ne? Okay, ja. O tai atsimeni nors vieną dainą, kai mes gali padainuoti, pavyzdžiui. Nu tai va sakiau, Nu normaliai, kokie nors pavadinimai dainos, bent vienos. Be šansų su tom panom. Čia iš mano, net. Ir be lyriksų, ne? Be šansų su tom panom. Nu ten tokie būdo. Ar yra šansų? Nėra. O tu... Bet rokas čia, ne rokas. Čia rokas, ar ne? Tokie lyriksai buvo. Okay. Gali padainuoti šiek tiek. O pas jūs buvo, tipo, tie ilgi plaukai, ten, tie visi, ar ne? Tipo, Ne, aš ilgiausiai buvai... dabar turiu. Ne? Ne, vienas turi ilgus. Tai gerai, gali padainuoti tą dainą. Ar yra šansų su panom? Nėra, padainuok, ką? Ar yra šansų? Nėra. Bleši. Čia skamba kaip šūkis labai blogos kompanijos. Ar yra šūkis? Ne, bet supranti. Įsivaizduok, dabar ant viršaus dar groja instrumentai ir instrumentalas yra uždėtas. Čia huena daina šių. Gerai, padaryk instrumentalą. Ar yra šansų? Nėra. Čia huena daina, ble. Aš tai... Gerai, pisam toliau, tada pala, tylos visi. Gerai, toliau šaunam instrumentalą. Nėra. Šansų? Tikrai ne. Šansų? Ir nebuvo niekada. Pauliau, ką mes manom, reikia sakymą. Klausimas, ar Giovannis jau taikė su PIS su remix? Ne, jis pradėjo laikint paustus. Ir parašė, patiko tą nuotrauką, kur palaikinai. Ir į kaklą pabučiavo po to. Per šitą dainą tą paną sviedė 10 metrų. Reiksit. Kaip jie. Viskas susijungia į vieną dalyką. Yra šansas permėgoti, nėra. Gerai. O nebuvo, kad vėliau tą paną peršalo. Pauliau, ką manom, reikia Aš sakymą. manau, kad... Aš galvoju, kad mela. Kad mela. Mela, ne? Aš manau, kad mela. Nes, žinai, kas, jis nepadainavo normaliai dainos. Aš tą turiu menį. Nes čia dabar... Ne, jis labai gražiai padainavo. Jo, dabartiniam jaunimui, treperiams, jo, bet tada rokas taip neskambėjo. Ne, aš manau, kad tai yra melas, jo. Aš galvoju, kad melas. O gal pakeičiam staigiai tiesą? Davai, keičiam tai tiesą. Mes galim sauliaisti. Jo. Galite leisti pakeisti. Jo, mes keičiam, tai yra tiesa. Tai man, kad tai yra tiesa, Viktorai Balikov. Aš žinau atsakymą ir tai Tai yra melas. Tai yra melas. Lebe, aš esu matęs. Tai istorija. Labai keista daina. Bet ačiū labai Emilijai ir Viktorai už jų duetą. Paplojame jam įvairias rungtynes. Nulipinkite visus kaip į interneto pakybės. Na gerai, dabar Vita žybosi. Ne, Vita, traukim kartelę. Esu parašius ne vieną laišką grūdui iškelęs iš žvaigždės. Ko norėjai iš grūdo sėklas? Tu pagalvoji, pasakai. Tai žinai, kai grūdas kaip ir sėkla, žinai, tas pats, blėt. Sorry, blėšiu. Galėjai garsinti, kaip laiškai skambėdavo. O popierinį laišką rašai? Ne, aš rašydavau per Facebooką, ten per viską, visokius e-mailus. Ir mailą, ir dubliuodavai tą patį, ar... Skirtingai. Koks vardas yra jo?
Aš nežinau. Arvidas. Grūdas. Tai kaip adresatas gausi, jeigu tu vardą nežinai, tu prašai tiesiog grūdui? Grūdas etak maltas. Grūdas, tai tik maltas, aš nesko. Kauno grūdai. Jo, tiesiog Kauno grūdai gauna laiškus, plėtų man žiauriai patinka. Ne, aš norėjau prie jų grupės prisijungti. Kokios? Dar. Dar? Jo, yra grupė dar, kur yra Grūdas, Vudis ir dar 2 panas ir viena pana išeidinėjo ir aš norėjau prisijungti. Ir aš Buvo čia tikrai? Dar yra tokia grupėse. O dar ta grupė dar yra? Dabar galvoju. Dabar viena pana vėl išeina, tai gal reikės pabandyti dar. Žemynų tikrai, jie perdainuoja dainas. Jo. Aš buvau jų koncerte. Ne, bet kad grupė tokia yra. Dar? Jo, žinau. Okay. Jo, ir man labai patiko, aš buvau jų koncerte, kai buvo Kupiški ir labai norėjau prisijungti ir dėl to rašinėjau. Ir ką Grūdas atrašė? Nieko neatrašė. Aš dabar buvau nesenai irgi gal prieš pusę metų parašius ir tipo, gal galėčiau prisijungti, nes tipo ieškam, sako, komikė, bet nebeprikodink. Ai, tu taip žiauriai? Jo, mane žiauriai užduhina. Grūdas? Ar Vudis? Aš nežinau, iš ten daro akauntą rašė. Nori, sakyk, aš to galiu padėti, nuvarysim grūdų su malcim. Žinok, čia už tokius dalykus. Pasodinsim greitai, mes tą grūdą iš tikrųjų. Gerai, kaip tu rašai, man įdomu tavo tas pats formatas, ką tu žinutį rašai, tiesiog sveiki? Tiesiog parašiau labas, tipo, žiūriu nuo vaikystės, Kelias žvaigždės ir buvo koncertas jūsų Kupiški ir tipo, kažką girdėjau, kad kaip ir išeina jūsų viena iš narių, ar galėčiau prisijungti. Kaip save pristatei, kas tu tokia esi? Aš rašiau, kad aš esu super moteris, turinti didelės pėdas, bet tai yra vieni pliusai, nes tada man didelės pėdos pradaro vokalo galimybės platesnės. Tai reiškia, Sabonis gerai dainuot mokėt. Aš stoviu ant kojų, dėl to galiu geriau... Matau. Tai turbūt supyko dėl to, jeigu tokia parašė, aš įsivaizduoju, kad ne. Aš nežinau, aš ten bandžiau kaip bairiukai mesti, bet nežinau, jie man netrašinėjo, ilgą laiką netrašinėjo tiesiog. Bet tu vieną po kitos žinutės grūdai į mailą. Taip, aš grūdau į mailą ir... Iškirpsi, na, šitą man. Ne, geras, ble. Gerai, Hebra, geras bairis. Dabar tylos, pasakyk bairį ir juokimės. Vieną po kitos žinutės grūdai į mailą. Eik tu, na. Jo, bet tada sužinau, kad jis turi žmoną, susitokė ir turi vaikų. Tai biški buvo liūdna, kad kažkaip neinformavo. Nu, tipo, man atrodo, kad vyrai, jeigu jau... Ką? Vaikai avižos jaučia. Prigrūdas, jie galiu paleisti šitą. O motina, blėt, kur kaip ta, blė, aguonama. Ne, čia iš vis, o tai motina, kur aguonama. Čia kosmosas, tie gali prigalvoti, aš negaliu sustoti. Tiek tu žinai, tų grūdų. Aguona, kas aš dabar į kokteilį deduosi čija sėklas, va. Čija, gal motina čija. Ateik čija. Ir sėkmėčia, kaip jis nori, ateik čija. Eik tu naku, kaip blogai. Aš šiaip manau, kad melas, nes tave manau, kad būtų priėmę šiaip. Kodėl? Taip irgi jo, tas Sakai? yra. Nes Aš turiu balsą? parduotum bilietų daugiau. Parduotum Freak show. Bet tu esi Nu, šitas pats, kas barzdotąją moterį paimti cirką, nu. Palauk, ką tai reiškia? Ar tu esi lygini Vytą Žybą su barzdotąją moterį? Nu, kas čia per nesąmonė? Jis norės tos barzdos patimti, nu. Blet, 4 mėnesius buvau pasitraukus, taip gerai, self-estimas pakilo, grįžti čia. Ne, nu tai aš suprantu ten, blet. Jokavim, Vytą, jokavim. Viskas gerai. Viskas gerai. Tai paplojam, Vytai, dar gal. Ką jūs čia? Dabar aš blogas žmogus, blė. Nu, Ja, gerai. dabar tikrai blogas žmogus. Jeigu tau nuo to geriau, aš irgi apsišykęs buvau. Aš duslikus pisau vaikystėj. Aš galvoju, kad už entrakotą gausiu pisti. Jo. Čia iš vis pizda. Gerai, Viktorai, ką manai, ar Vyta meluoja ir sako tiesą? Aš manau, kad tai yra melas. Manai, kad yra melas. Įmanai, ką tu? Melas. Melas, Myli, tu Aš paskutinis. atvirkščiai iš tikrųjų eisiu. Aš manau, kad Vyta galėjo taip daryti. Gerai, tu esi kapitonas, tai tu turi Aš sakau teisę. tiesą. Aha, ir nuspręsi už visą komandą. Vita, Emilis mano, kad tai yra tiesa. Ar tai buvo tiesa, ar melas? Tai buvo melas. Tai buvo melas! Wow!
Ai, Batman. Gerai, ačiū labai, Hebra, kad žiūrėjot šitą laidą. Ačiū Jums labai. Ačiū ir gubernijos nealkoholiniai, kad leido pasimėgauti savo gėrimais ir mūsų laidos dalyviams. Ačiū Jums, Hebra, kad atėjot. Pasiblogit savo nuostabus. Ir čia buvo laida, žinau, kad...